Prisijungti prie pardavimų programos galima dviem būdais. Pirmas būdas – prisijungti vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Įvedame vartotojo vardą ir slaptažodį ir spaudžiame prisijungti. Antras būdas – prisijungti PIN kodu. Viršuje pasirenkame skiltį PIN kodas, suvedame. Prisijungiama automatiškai. Pagrindiniame ekrane kairiame kampe spaudžiame viršuje esantį meniu mygtuką. Pasirenkame kasos operacijos. Fiskalinės operacijos. Pasirenkame pinigų įnešimas. Atsidariusiame lange pasirenkame IEK ir spaudžiame patvirtinti. Įvedame reikiamą įnešti pinigų sumą ir spaudžiame patvirtinti. Per 4 sekundės yra apdorojama informacija ir atspausdinamas pinigų įdėjimo kvitas. Pagrindiniame ekrane spaudžiame kairiame kampe viršuje esantį meniu mygtuką. Pasirenkame kasos operacijos. Fiskalinės operacijos. Pasirenkame pinigų išėmimas. Atsidariusiame lange pasirenkame IEK ir spaudžiame patvirtinti. Įvedame reikiamą išimti pinigų sumą ir spaudžiame patvirtinti. Per 4 sekundės yra apdorojama informacija ir atspausdinamas pinigų išėmimo kvitas. Pagrindiniame ekrane spaudžiame kairiame kampe apačioje esantį mygtuką prekės. Pasirenkame prekių grupę. Pasirenkame reikiamą prekę. Jei asortimente prekių daug, galima ieškoti pagal pavadinimą. Prekės kodą ar brūkšninį kodą. Pasirenkame konkrečią prekę. Perkamą kiekį pliuso ženklu didiname, jei reikia mažiname kiekį minuso ženklu ir spaudžiame papildyti. Pamatome pranešimą, kad prekė pridėta. Grįžtame į prekės ir renkamės kitą prekių kategoriją ar atskiras prekės per paieškos lauką. Pasirenkame prekių grupę. Pasirenkame reikiamą prekę. Jei asortimente prekių daug, galima ieškoti pagal pavadinimą. Pasirenkame konkrečią prekę. Perkamą kiekį pliuso ženklu didiname kiekį, jei reikia mažiname kiekį minuso ženklu ir spaudžiame papildyti. Jei prekių krepšelis surinktas, spaudžiame patvirtinti pardavimą. Atsiskaitimas už prekes grynaisiais pinigais. Surinkus perkamas prekes spaudžiame patvirtinti pardavimą. Pasirenkame mokėjimo tipą grynieji pinigai. Suvedame kliento duodamą pinigų sumą ir spaudžiame patvirtinti. Atspausdinamas kvitas klientui. Ekrane matote apmokėjimo tipą, šiuo atveju grynieji pinigai, sumokėta suma ir grąžos suma klientui. Apmokėjimas banko kortelė neintegruotų bankinių skaitytuvų. Surinkus perkamas prekes spaudžiame patvirtinti pardavimą. Pasirenkame mokėjimo tipą kortelė. Į šalia esantį neintegruotą bankinį terminalą įvedame mokėtiną sumą, laukiame iš banko patvirtinimo ir tik tuomet spaudžiame patvirtinti. Ekrane matome apmokėjimo tipą, šiuo atveju kortelė ir pardavimo suma. Šioje video instrukcijoje parodysime, kaip ištrinti prekę ar pakeisti kiekį. Matome kvite esančias prekes, jų kainą ir kiekį. Norėdami redaguoti prekes, spustelime pirštu prekės eilutę į kairę pusę, kol pamatome pieštuko ir šiukšliadėžės simbolį. Jei norime ištrinti prekę, spaudžiame šiukšliadėžės simbolį. Pamatome papildomą pranešimą, ar tikrai norite pašalinti elementą iš sąrašo. Spaudžiame atitinkamai patvirtinti arba atšaukti. Norėdami redaguoti dar vieną prekę, spustelime pirštu prekės eilutę į kairę pusę, kol pamatome pasirinkimą pieštuko ir šiukšliadėžės simbolį. Norėdami keisti kiekį, spaudžiame pieštuko simbolį ir pliuso ženklu didiname arba minuso ženklu mažiname prekės kiekį ir spaudžiame pritaikyti. Kvite matome reikiamą teisingą prekių kiekį ir spaudžiame patvirtinti pardavimą. Prekių grąžinimas vyksta pasirenkant konkretų pirkimo kvitą. Spaudžiame apačioje esantį mygtuką meniu. Atsidariusiame lange spaudžiame prekių grąžinimas.
Naujame lange spaudžiame patvirtinti, jei norime tęsti prekių gražinimą. Pasirenkame Pasirinkite iš kvitų. Surandame norimą koreguoti kvitą ir pažymime jį bei spaudžiame Gerai patvirtinimui. Jei gražiname visas prekes esančias kvite, spaudžiame Patvirtinti pardavimą gražinimui pradėti. Jei gražinama tik viena ar kelios prekės, nereikiamas gražinti ištriname ir paliekame tik reikiamas gražinti. Patvirtiname norimas pašalinti prekes. Spaudžiame Patvirtinti pardavimą gražinimui pradėti. Pasirenkame pinigų gražinimo būdą. Ekrane matome gražinamą sumą, spaudžiame Patvirtinti. Operacija apdorojama. Atspausdinamas gražinimo kvitas. Prekių gražinimas vyksta pasirenkant konkrečią norimą gražinti prekę. Spaudžiame apačioje esantį mygtuką meniu. Atsidariusiame lange spaudžiame Prekių gražinimas. Naujame lange spaudžiame Patvirtinti, jei norime tęsti prekių gražinimą. Pasirenkame Sukurti gražinimo kvitą. Spaudžiame prekės ir renkame reikiamą gražinti prekę. Spaudžiame Papildyti patvirtinimui. Matome pranešimą Prekė pridėta. Turime visas reikiamas gražinti prekes su kiekiu bei suma. Spaudžiame Patvirtinti pardavimą. Pasirenkame mokėjimo būdą. Matome gražinamų prekių sumą ir spaudžiame Patvirtinti. Operacija apdorojama. Atspausdinamas gražinimo kvitas. Svarbu, jei per atitinkamą laiką keitėte prekės ar paslaugos kainą, prekės ar paslaugos gražinimo metu, kai pirkėjas neturi kvito, gražinama suma bus naujai įvesta kaina. Tai reiškia, kad jei prekės kaina sumažėjo, gražinsite klientui mažesnę sumą ir atvirkščiai. Jei pirkėjas neperka prekių, spaudžiame Atšaukti kvitą. Spaudžiame Patvirtinti. Pirkimas atšauktas. Iš sąrašo pasirenkame prekę su laisva kaina. Spaudžiame pieštuko ženklą šalia kainos. Įvedame naują prekės kainą ir spaudžiame Patvirtinti. Jei kainą norime dar kartą pakeisti ar koreguoti kiekį, spustelime pirštu prekės eilutę į kairę pusę, kol pamatome pasirinkimą pieštuko ir šiukšliadėžės. Pasirenkame pieštuką kainai koreguoti. Įvedame naują kainą. Spaudžiame Patvirtinti. Iš sąrašo pasirenkame sveriamą prekę. Spaudžiame vieneto ženklą. Įvedame prekės svorį, kurį rodo neintegruotos svarstyklės ir spaudžiame Pritaikyti. Kvite paskaičiuota mokėtina suma už prekę. Jei turime antrąjį pirkėją ir esame nepabaigę pirmo pardavimo, galime sukurti naują kvitą. Spaudžiame meniu. Spaudžiame Sukurkite naują kvitą. Viršuje matome 2 kvitus. Kvitų skaičius neribojamas. Suvedame perkamas prekes naujame kvite. Viršuje spaudžiame tą kvitą, kurio pardavimą norime pabaigti arba atšaukti. Esant daugiau atidarytų kvitų, jų sąrašą galime matyti pirštu spustelėdami į kairę ar dešinę. X ataskaitą galima atspausdinti bet kada dienos eigoje, jei norite patikrinti suprekiautą sumą ar grynųjų pinigų sumą stalčiuje. Kairiame kampe viršuje spaudžiame 3 brūkšnelių simbolį. Pasirenkame Kasos operacijos. Fiskalinės ataskaitos. Naujame lange matome visas galimas ataskaitas. Šiuo atveju pasirenkame X ataskaitos spausdinimas. Ataskaitai atspausdinti visuomet pasirenkame į EK ir spaudžiame Patvirtinti. Ataskaita atspausdinta. Grįžtame į prekių sąrašą pasirinkdami apačioje. Z ataskaita spausdinama tik darbo dienos pabaigoje. Kairiame kampe viršuje spaudžiame 3 brūkšnelių simbolį. Pasirenkame Kasos operacijos. Fiskalinės ataskaitos. Naujame lange matome visas galimas ataskaitas. Šiuo atveju pasirenkame Z ataskaitos spausdinimas. Ataskaitai atspausdinti visuomet pasirenkame į EK ir spaudžiame Patvirtinti. Ataskaita atspausdinta.
Grįžtame į prekių ar kvitų sąrašą pasirinkdami apačioje. Kairiame kampe viršuje spaudžiame 3 brūkšnelių simbolį. Pasirenkame kasos operacijos. Fiskalinės ataskaitos. Naujame lange matome visas galimas ataskaitas. Šiuo atveju pasirenkame išsami ataskaitą pagal datą. Ataskaitai atspausdinti visuomet pasirenkame į EK ir spaudžiame patvirtinti. Pasirenkame datą nuo ir spaudžiame patvirtinti. Pasirenkame datą iki ir spaudžiame patvirtinti. Ataskaita atspausdinta. Grįžtame į prekių ar kvitų sąrašą pasirinkdami apačioje. Kairiame kampe viršuje spaudžiame 3 brūkšnelių simbolį. Pasirenkame kasos operacijos. Fiskalinės ataskaitos. Naujame lange matome visas galimas ataskaitas. Šiuo atveju pasirenkame išsami ataskaitą pagal numerius. Ataskaitai atspausdinti visuomet pasirenkame į EK ir spaudžiame patvirtinti. Įrašome numerį nuo ir spaudžiame žalią varnelę patvirtinimui. Įrašome numerį iki ir spaudžiame žalią varnelę patvirtinimui. Ir spaudžiame patvirtinti. Ataskaita atspausdinta. Kairiame kampe viršuje spaudžiame 3 brūkšnelių simbolį. Pasirenkame kasos operacijos. Fiskalinės ataskaitos. Naujame lange matome visas galimas ataskaitas. Šiuo atveju pasirenkame suminę ataskaitą pagal datą. Ataskaitai atspausdinti visuomet pasirenkame į EK ir spaudžiame patvirtinti. Pasirenkame datą nuo ir spaudžiame patvirtinti. Pasirenkame datą iki ir spaudžiame patvirtinti. Ataskaita atspausdinta. Grįžtame į prekių ar kvitų sąrašą pasirinkdami apačioje. Kairiame kampe viršuje spaudžiame 3 brūkšnelių simbolį. Pasirenkame kasos operacijos. Fiskalinės ataskaitos. Naujame lange matome visas galimas ataskaitas. Šiuo atveju pasirenkame suminę ataskaitą pagal numerius. Ataskaitai atspausdinti visuomet pasirenkame į EK ir spaudžiame patvirtinti. Įrašome numerį nuo ir spaudžiame žalią varnelę patvirtinimui. Įrašome numerį iki ir spaudžiame žalią varnelę patvirtinimui. Ir spaudžiame patvirtinti. Ataskaita atspausdinta. Kairiame kampe viršuje spaudžiame 3 brūkšnelių simbolį. Viršuje matome, koks kasininkas šiuo metu prisijungęs. Norėdami pakeisti kasininką, apačioje spaudžiame išeiti ir pasirenkame keisti kasininką. Naujame lange matome prisijungimo langą. Yra 2 galimi prisijungimo būdai. Prisijungti galima vardu ir slaptažodžiu arba PIN kodu. Šiuo atveju prisijungiame PIN kodu. Suvedame kodą ir patenkame į programą. Jei kairiame kampe viršuje paspausime 3 brūkšnelių simbolį, pamatysime, kad kasininkas pasikeitė. Kairiame kampe viršuje spaudžiame 3 brūkšnelių simbolį. Norėdami išeiti iš programos apačioje spaudžiame išeiti ir pasirenkame uždaryti programą. Naujame lange spaudžiame patvirtinti, jei norime išeiti. Jei darbą norime tęsti, spaudžiame atšaukti.